Ištrauka iš Anetos Sandros dokumentinės apysakos Jehudit pasaulis galėtų būti toks gražus. Požemio karalystėje. Vieną rytą Lera parsivedė kaimynų paauglį. Jie užėjo į kambarį ir uždarė duris, pasikalbėjo. Tada pakvietė mūsų užeiti. Vyko iškilminga karininko priesaikos ceremonija. Berniukas prisiekė, davė garbės žodį nieku gyvų neprasitarti apie tai, kas vyks. Berniukas dar netvirtų vaikiškų balsų iškilmingai tarė karininko priesaiko žodžius. Lera paspaudė jam ranką. Ir tada mūsų kieme prasidėjo statybos. Sode iškasta duobė, sienos tvirtinamos storomis lentomis. Čia bus požeminis šaldytuvas, paaiškino mums mama. Staiga ėmė kasti prie pat namo, klausiu, kas čia bus? Mama sako, ledo duobė, sugalvojome įrengti arčiau namų, nes ten toli viską išvoks. Kaimynų berniukas ir karininkas Lera dviese kūrė požeminę ledo karalystę. Vieną dieną viskas buvo užkasta, sulyginta, nė pėdsako, kad po žeme ta karalystė. Mama pakvietė mane su broliu, atsisėdom prie stalo, ji įpylė arbatos ir pradėjo kalbėti. Vyksta karas. Vokiečiai skriaudžia žydus, naikina, žudo. Karas pasibaigs, gyvenimas tęsis, o tiek žmonių nebebus gyvų. Mes galim jiems padėti, išsaugoti. Tik žinokite, mus gali sušaudyti. Gali sudeginti mūsų namus. Nepasigailės, jei ras paslėptus žydus. Ar sutinkate, kad pas mus apsigyventų maža mergaitė ir liktų čia iki karo pabaigos? Aišku, mudu sutikome, neišsigandom. Nejaugi, taip va, ateis ir sudegins. Reikia gelbėti mergaitę. Ir mama parodė mums menamą ledo duobę po žeme. Įėjimas į požeminį kambariuką, o po žeme 25 metrai nuo namo tunelis į lauko tualetą, ten išėjimas į mišką. Jame pakeliamos grindys. Tualetas nugara į namą, duris atsidaro į mišką, niekas išeinant nepamatys. Atvežė žmonės mums ožką. Ją įkurdinom Rusiją, ten buvo įrengtas tvartas. Valyti tvartą ir šerti ožką brolio ir mano pareiga. Po savaitės ar dviejų vėlų vakarą sutemus atėjo sena žila moteris ir atvedė mažą mergaitę. Ji slėpėsi už moters nugaros ir nieko nekalbėjo. Mergaitė storomis kasomis, garbanotais plaukais, didelėmis akimis. Ilgos juodos blakstienos, labai gražiai aprengta. Stovėjo už moters ir tylėjo. Moteris mergaitės auklė, nenė, taip ją vadino. Nenė, Lenkė, savanoriškai persikėlė į getą su mergaitė. Man jie atrodė tokia sena, bet matyt nebuvo labai sena. Nenė po karo išvažiavo į Lenkiją pas giminės. Tie ją skriaudė, atidavė į senelių prieglaudą, ten ji mirė. Mergaitės motina buvo labai graži, ryškių semitinių bruožų, iš išvaizdos galėjai pasakyti, kad žydė. Ji taip pat buvo pabėgusi iš geto, slapstėsi kažkur. Rodytis gatvėje jai labai pavojinga. Čia vakarai sėdėdavo su mano mama, štai šitame kampe, ir tyliai kalbėdavosi, apie ką negirdėjau. Retsykiais pasilikdavo čia dieną ar dvi, pabūdavo su savo dukryte. Jos apsigyveno kambarį pirmame aukšte. Iš ten buvo galima patekti į rūsį, kur visko priversta. Turėjo atrodyti, kad rūsys nenaudojamas, o ten pakeli grindis ir patenki į požemį. Už mūsų namo tvoros įsikūrė vokiečių kariai. Kai baigiantis karui jie traukėsi, labai skubėjo, paliko šovinių, granatų. Brolis viską tempė namo. Mama iššluodavo iš po lovos granatų. Pasivaikščioti mergaitė su nenė išeidavo tik vakare. Vieną vasarą jos gyveno namelyje sode. Ten daug krūmų,
Nieko nesimatė iš anapus tvoros. Mergaitai buvo leidžiama eiti tik link miško, jokių būdų ne prie tvoros. Ir ji patyliukai žaidė. Neatsimenu, kad ji ką būtų kalbėjusi. Jei pakalbindavom, slėpdavosi už nenios sijono. Mergaitės tėtis sušaudė Vilniuje prasidėjus karui. Ką ji veikė visą dieną? Piešė. Buvo labai tyli. Mūsų su broliu pareiga buvo prižoliauti ožkai. Jų buveinė turėjo atrodyti kaip negyvenamas kambarys, net žiburo nedegdavo. Užuolaidos geros, tankios, nieko pro jas nesimatė. Vasarą mergaitai buvo labai sunku. Norėjosi į lauką. Vieną vasarą ji žaidė krūmuose, o vokiečiai už tvoros vaikštinėjo.